QR kodas ant stulpo. Ar ne, nuskanuojam QR kodą ant stulpo ir ten krašto apsaugos ministrė kviečia investuoti. Tikrai, tai kad ir gynybos pramonė, į dronus, remti Šaulių sąjungai. Tai, gal nežinokit, aš neinvestuosiu, nežinau kaip jūs, bet aš susilaikysiu. Šita technika yra plačiai visiems žinoma, tai irgi pagalvokit kažką sudėtingiau. Gal kokią frazę, kaip aš myliu krašto apsaugos ministeriją arba kibernetinį saugumą. Veikimų būdas tai tiesiog puola visus ir laukia, kas užkips. O po to jau žiūri, ką su tuo laimikiu padaryti. Jeigu tai jautresni duomenys, yra kam parduoti, yra kam atiduoti. Jeigu tai pinigai, valio, pinigus myli visi. Tai Antanai, sakykit, koks jūsų slaptažodis yra jūsų paskyrose? Norėtumėt. Saugus slaptažodis ir dar antras faktorius įjungtas ir niekada tas pats slaptažodis skirtingose sistemose. Tai kaip atsiminti viską? Kažkur knygutė susirašęs jau. Ne. Jeigu daug slaptažodžių, yra specialios tokios piniginės vadinamos, kurios saugo slaptažodžius. Tai galima juose saugoti, tik tai tada atsiminti reikės vieną slaptažodį. Bet yra tai technologijos tuo ir žavės, kad jos mums palengvina gyvenimą, jeigu suprantam, kaip jas naudotis. Nesuprantant, jas tikrai apsunkins. Tai gimimo data tikriausiai yra, ar ne, slaptažodį? Galim jau paimti jūsų telefoną, pabandysime ant jūsų. Pas mane žymiai viskas paprasčiau. Žymiai paprasčiau, šuns vardas. Galbūt netgi paties. Galbūt net paties. Ok, tai ne, iš tikrųjų yra begalė rekomendacijų ir yra tie, kas domisi internete, tikrai gali pasidomėti. Per kiek laiko priklausomai nuo sudėtingumo, nuo simbolių skaičiaus, nuo įvairių rūšių simbolių naudojimo, per kiek laiko galima nulaužti jų tą slaptažodį ar paskyrą. Nes kompiuteriai skaičiuoja ir priklausomai nuo ilgumo gali užtrukti 15 minučių, gali užtrukti valandą, gali užtrukti 10 metų. Tai čia jūsų pačių pasirinkimas priklausomai nuo to, ką jūs saugot. Tavo, Martynai, koks slaptažodis? Martynas 123, aišku. Edvinas 123. Bet čia tik jau yra geras dalykas, jeigu šiame slaptažodyje yra bent viena didžioji raidė ir, pavyzdžiui, jeigu Martynas ar ne bent viena raidė pakeista kokiu nors simboliu. Pavyzdžiui, A, eta, ar ne? Arba doleris vietoj S. Tiesa, šita technika yra plačiai visiems žinoma, tai irgi pagalvokit kažką sudėtingiau. Gal kokią frazę, kaip aš myliu krašto apsaugos ministeriją arba kibernetinį saugumą. Tai o 1, 2, 3, 4, 5, 6... Labai geras slaptažodis, bet data, kai jį žino visi. Ir jisai jau matyti 10-metį, kaip figūruoja kaip pats populiariausias slaptažodis. Tai labai lengva atsiminti visiems. Rusų hakeriai irgi apsaugo nuo jų? Nelabai tikriausiai. Aš manau, kad jie periodiškai patikrina, ar veikia ir ar viskas pas jūs kompiuterį tvarkoja, jeigu naudojat šitą slaptažodį. Tai jeigu jūs pasitikit jų apsaugą, tai ir toliau pasitikėkite, aš manau, kad jie jums tikrai padės. Bet kam tam rusų hakeriui iš viso verštis į mano kompiuterį? Suprantu jūsų, tai jūs dabar NKSC direktorius, bet tai pas mane ten kompiuterį šuns nuotraukos ir nieko, tai gal man ir nereikto stipraus slaptažodžio. Jūs su manim susirašinėjat. Tai jeigu jūs norit, kad aš daugiau jūsų laiškų neskaityčiau ir blokuočiau, reiškia, bet kokį susirašinėjimą, bet kokią prieigą, kurią jūs galėtumėte turėti prie kitų sistemų, tai tada tęskit. Ta prasme, mes labai dažnai kalbam apie tai, kad mes nieko neturim, bet mes dažnai nepagalvojam apie tai,
ką mes patys pasiekėm. Mes ir kibernetinio saugumo įstatymų įsigaliojus, vienas iš kibernetinio saugumo reikalavimų sričių, kur reikia dėti maksimalias pastangas susitvarkyti arba bent jau žinoti, kas turi prieigą prie mūsų sistemų, tai yra tos vadinamosios trečiosios šalis, mūsų tiekėjų grandinė. Tai aš vis mėgstu sakyti, kad visi mes esame milžiniška tiekimo grandinė ir jūs niekada neatspėsit, kas iš tikrųjų ką domina, bet jeigu pas jūs slaptažodis 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai per jūs galima pasiekti oi kiek daug. O ypatingai jeigu jūs dirbat krašto apsaugos sistemai, jeigu jūs teikiat, pavyzdžiui, paslaugas kažkokiai tai kritiniai infrastruktūrai, tai jeigu norite išjungti kam nors elektrą, tai per jūs visai variantas. Ir nebūtina laužtas tuomet į stipriai apsaugotą, tikrai atsparę elektros energetikos infrastruktūrą, kurie turi visus saugumus, per jūs ateis. Tai mes čia buvo kažkada diskutavom, nesakysiu su kuo, bet sako, o tai mūsų čia ten gal gamintojai paveiks kažkaip, tai nesako, tai kam gamintojai, kam taip sudėtingai. Tai ir tiekėjai, kurie nekreipia dėmesio į savo informacinės sistemas, į savo tinklus, tai daug paprastesnis variantas negu afišuotis. Kam afišuotis, jeigu galite tą padaryti tyliai? Tai pristatykime. Šiandien turime studijoje tinklalaidę Kas ir kam, naująjį Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorių Antaną Aleknavičių. Sveiki. Faina, kad atėjot. Nieko jums iš esmės čia naujo nėra. Kiek čia beveik pusmetį buvot laikinai einantis pareigas, kiek iš vis 15-10 metų krašto apsaugos sistemoje? Geras klausimas, neskaičiavau, bet gal jūs greičiau paskaičiuosite. Aš čia nuo 2009 krašto apsaugos sistemoje, kuomet atkeliavau į Teisės departamentą. Teisės departamente praleidau smagių 14 metų. Tuomet kibernetinio saugumo politikos grupė, o tuomet Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAMO. Ok. Tai gerai, dabar šiandien viską apie kibernetiką šnekėsi, nacionalinį saugumą per kibernetikos prizmę. Tai kokia iš esmės situacija mes dabar esam? Gerai, blogai, geriau negu buvo, blogiau negu buvo, ar šiaip iš esmės nežinom ir laukiam, kol kažkas nutiks? Klausimas, suprantat, su kuo mes lyginam ir ką mes lyginam. Ta buvusi situacija, jinai pastoviai kintanti, ar ne? Ir mes esam saugus tiek, kiek mes naudojam kiekvieną slaptažodį 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai kai manęs paprastai klausia, kiek mes saugus, man norisi atsakyti, o kiek jūs saugus, ar ne? Ir kiek jūs darot visą valstybę saugiais. Nes kaip ir kai kalbėjom, ar ne, su Martinu, tai per tiekimo grandinę, ar ne, reiškia, aš pats esu tiekimo grandinės dalis, aš jungiuosi į ją sveikatą, aš jungiuosi prie bankų, aš jungiuosi prie krašto apsaugos sistemų. Tai kiek aš investuoju į savo supratimą apie kibernetinį saugumą, kiek aš investuoju į tas priemonės, kurios mane apsaugo, bet ir kartu mano kolegas, mano artimuosius, tiek mes patys esam saugus. Tai yra labai teorinis klausimas. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, fokusuotumės, visiems labai patinka incidentų skaičius, ar ne? Tai, koks jis? Ką jis parodo? Didelis. Augantis. Bet čia gerai ar blogai? Tikriausiai blogai, jeigu auga. Arba gerai, jeigu jūs atsekate ir įvertinate. Va, tai dabar ateinam prie esminio klausimo. Tas incidentų skaičius parodo užfiksuotų incidentų skaičius, praneštų incidentų skaičių. Tai viena vertus tai gali bauginti, bet kita vertus tai reikia džiaugtis, kad mes juos pastebim, matom ir sureaguojam. Čia kaip ligos diagnozavimas iš esmės. Būtent, ta prasme, jeigu mes turim modernesnę techniką, jeigu mes turim geresnių specialistų, nes anoj pusėje žmonės irgi tobulėja, jie išnaudoja tas pačias technologijas ir tas modernes technologijas savo piktavališkiams kėslams įgyvendinti. Tai dabar vienas iš fokusų
kur ir tiek kibernetinio saugumo įstatymas, tiek mes kaip nacionalinis kibernetinio saugumo centras keliaujam prie, na, aš sakyčiau, akių atmerkimo į tai, kas vyksta mūsų informacinėse sistemos. Dabar mes tų tiesioginių klientų po kibernetinio saugumo įstatymo įsigaliojimo turim 1000 daugiau kaip 1000. Anksčiau turėjom apie 300, dabar turim 1440 eksponentinis saugumas. Ir kas, aišku, anksčiau jau rūpinosi kibernetiniu saugumu valio, tai jiems tai bus paprastesnė užduotis, na, bet tiem, kurie niekada to nedarė, tai turės pasistengti ir pasižiūrėti ir susivaldyti tas rizikas. Va, turi suprasti, ar tikrai turi kažką, kas įdomu kitiems. Ar tikrai neteikia paslaugų niekam ir per juos niekas nieko negali nulaužti. Tai šita ekosistema tarpusavio ryšių, jinai tokia tampri, kad mes tikrai negalim nekreipti į tai dėmesio ir tas matomumas pirmiausia, savęs pažinimas, o po to jau kalbėsime apie. Tai iš esmės, lyginkim, tarkim, 5 metų laikotarpį, iššūkių tų pavojų yra gerokai daugiau, bet ir mūsų sistema, atsparumas gerokai pažengia į priekį. Vienareikšmiškai. Mes, jeigu pamenat, periodiškai vis kalbame apie tų trikdymo atakų gausą, tas DDoS vadinamos atakos. Tai jos tai niekur nedingo. Tik tai kartais mes jų nepastebim. O kodėl nepastebim? Dėl to, kad įmonės, organizacijos, ta pati krašto apsaugos sistema, saugusis, mūsų valstybės kertinis tinklas, kolegos investavo daug į tai, kad, na, taip paprastai mažesnės atakos mūsų gyvenimo netrikdytų. Ar galima vis tik tai sutrukdyti? Aišku, galima. Priklauso nuo to, kokia kitoj pusėje bus intencija, kokius pajėgumus mes. Tai čia tas pats, ar žinot, kaip ir su karinė galia, priklausomai nuo raketos tipo. Gal vidutinio nuotolio mes galim numušti, gal ilgojo nuotolio jau bus sunkiau, bet žinodami, kokius ginklus turi ana pusė, atitinkamai mes galim planuoti savo gynybinius pajėgumus. Kokie tie ginklai iš esmės yra anos pusės? Jie kažkuo skiriasi nuo kitų valstybių? Mes vis tiek kalbam greičiausiai Rusija, Kinija, Baltarusija, Šiaurės Koreja, ta vadinama blogio ašis, ar ne? Tai matot, tų suinteresuotų, čia tik valstybės, jūs kalbam apie valstybės, bet iš tiesų anoj pusėje ir to kriminalinio pasaulio yra pakankamai. Ir kartais netgi labai sudėtinga atskirti, ar tai kriminaliniaus pasaulis kaip toks, ar tai suinteresuotos valstybės už to stovi. Nes dažnai tai viena ir ta pati grupuotė, arba jos dalis, arba jos atšaka. Ir tik jie patys kartais žino, kokiais tikslais jie tą daro. Aišku, jeigu mes juos pagautumėm, ar ne, ir kai mes juos pagaunam, kai mes juos pastebim, tuomet jau galim spręsti pagal jų veiklą, ko jie iš tiesų norėjo. Bet tradicinis, ką dabar matom, veikimų būdas, tai tiesiog puola visus ir laukia, kas užkips. O po to jau žiūri, ką su tuo laimikiu padaryti. Jeigu tai jautresni duomenys, yra kam parduoti, yra kam atiduoti. Jeigu tai pinigai, valio, pinigus myli visi. O kokie iš esmės yra resursai, kai tu atakuoji kibernetinėje erdvėje? Čia, atrodo, pigiau viskas yra negu, sakykime, realiame, konvencinėme kare, ar irgi yra ten vaikščio dideli pinigai, kaip tai fiziškai atrodo, kad įsivaizduot geriau? Kibernetinis saugumas, kibernetinė erdvė sienų neturi. Ar ne? Tai tas vien tik atstumo klausimas yra daug paprastesnis. Ir internetas kaip toks, jis visuomet buvo kurtas kaip laisvas. Laisvę ir mūsų įgalinantis produktas. Tai dabar tenais sudėti sienas nėra taip paprasta. Ir klausimas, ar mes norėtumėm atsisakyti
tų mūsų privilegijų, tų mūsų naudų, kurias atneša mums internetas. O pinigai anoj pusėje pakankamai dideli, ypatingai jie juos remia valstybės, o net jeigu ir neremia. Tai užtenka pasiklausyti vien tik tai apie praradimus Lietuvoje, ne, ir viskas nukeliauja ten, į tų grupuočių rankas, kurie vėl jas investuoja, išsimoka savo atlyginimus, jau tai tampa kaip verslas, kaip darbas ir kuriasi netgi centrai paslaugų, ar ne, reiškia, kur gali užsisakyti paslaugą, vėl turėti tą pačią trikdymo ataką. Netgi mes ir kalbame apie tas duomenį šifruojančias atakas ir tai yra paslauga. Jeigu reikia, gali nusipirkti tą paslaugą, įsigyti ir tos grupuotės, jos tarpusavy bendradarbiauja. Ir tyrimai ir Europolo ir kitų institucijų rodo, kad jie paprastai suvienyje pajėgumus, vienas ten prieigą organizuoja, reiškia, galbūt slaptažodžius nulaužinėja, kitas kuria kažkokią tai programinę kenksmingą įrangą ir yra koordinatorius kažkoks, tai, ar ne, tai veikia kaip komandos su tam tikrom specializacijom. Tai... Bet čia iš esmės dėl pinigų ar tų priežasčių? Ir dėl pinigų, kas natūralu, kad visi norim uždirbti, visi norim gerai gyventi, tai pinigai, duomenys, o jeigu tai yra, pavyzdžiui, kokie jautrus duomenys, ar komercinės paslaptys, ar valstybės paslaptys, tai verta dar didesnių pinigų, ar ne? O apie žmogiškai resursą kalbant, ar daug yra Lietuvoje tų kibernetinių raketų numušėjų, ar pakankamai yra tų žmonių dirbančių šitoje srityje kibernetinio saugumo? Visuomet galėtų būti daugiau. Mūsų visas gyvenimas paremtas skaitmeniniais produktais ir tos naujos technologijos, kurios ateina, tai tų žmonių tikrai galėtų būti daugiau. Ir dirbti tiek valstybės labui, tiek organizacijų labui. Iš tiesų dabar netgi, ir mes patys prie to poreikio konstravimo papildomo dar prisidėjom, kai paprašėm, kad tie mūsų klientai, tie prižiūrėmėjai mūsų, kurie ateina į mūsų globą, kiekvienas pasirūpintų, kad pas jį dirbtų arba jam paslaugą teiktų kibernetinio saugumo vadovas. Tai čia tik klientai, tai yra 1500 organizacijų. Taip. Tai mes jūs klientais vadinam ir stengiamės jiems paslaugas teikti. Tai jie irgi išaugina tą poreikį. Tačiau tas poreikis, jisai, aš sakyčiau, beveik natūralus gaunasi, nes kibernetinio saugumo mes nebegalim laikyti kažkur tai atskirai, padėję į stalčių, taip kaip rūpinamės asmens duomenimis. Teoriškai, turėtumėm rūpintis kiekvieną dieną, taip ir kibernetinis saugumas jis turėtų būti įskaičiuotas į mūsų veiklos testinumą, į verslo kainą, į sąnaudas. Labai smagu kalbėti apie kibernetinį saugumą kaip sritį, bet jis yra mūsų kiekvienos dienos sudedamoji dalis ir jis turi būti mūsų bendruosiuose procesuose integruotas, ne kažkur atskirai, išskirtas, padėtas. Bet jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, incidentų valdymą, ar ne, tai jis turėtų būti integruotas į mūsų krizių valdymo procesus kaip organizacijos. Dabar jūs iš esmės matot visą kibernetinio saugumo tinklą Lietuvoje, stengiatės, netrukus pamatysit, man atrodo. Kas labiausiai užknisa? Ko mes, kaip sako, nedadarom, ką neužtektinai padarom. Vienas toks dalykas ir atrodo, čia tiek atrodo nedaug reikia. Ar tam tikros institucijos valstybinės. Mes vėl kalbame apie paprastus žmonės, čia slaptažodžiai, kur kiekvienas galim padaryti, bet toksai, kur paprastai ištaisyti, bet nepadarom, trūksta valios. Aš nežinau, ar mums valios trūksta. Mes vis tik tai visi norim gyventi saugiai, norim gyventi gerai. Ir aš nežinau, ar čia paprastas atsakymas čia yra, nes ko labiausiai mums trūksta, tai trūksta kritinio mąstymo. Ir to, kaip sakyt,
turėjimo to pagrindo, kaip mes elgiamės tam tikrose situacijose. Nes jeigu tai naujos technologijos, mes taiga įsigastam. Oi, tai čia bus blogai, o tai čia bus problema. Nebus problema, jeigu mes turim tą bazinį elgesio modelį patys savo susikonstravę, kuriame būtinai turi būti kritinis mąstymas. Nes tada būtų netaip paprasta mūsų įtikinti, kad mano vaikas pateko į avariją, o aš vaiko neturiu, kad atsiuntė siuntą, o siuntos nelaukiau, kad staiga praturtėsiu, gaudamas 4% palūkanų per vieną dieną. Nu, ta prasme, kažkaip tai keista, kai atrodytų, mes ir su kolegom pajuokaujam, tai jūs einat gatve, ar ne, prie jūsų prieina nepažįstamas, sako, parodyk man savo asmens tapatybės kortelę. Jūs iš karto. Aš, Martynas, aš Edvinas, va, mano asmens kodas. Nice. O gal dar telefoną man parodysi, reiškia, tai čia suvesk savo prisijungimo kodą. Nu, gatvėje to nedarom, kad atrodo natūralu. Bet kai tik tai gyvenimas, kai tik tai reikalas persikelia į skaitmeninę erdvę, visi kažkaip tai, aš nežinau, prarandam tą sveiką protą, tą kritinį mąstymą. Tai... Bet tai jeigu išmeta skelbimą, kad aš galiu laimėti iPhone'ą, čia vienintelis man pasiūlymas yra, tai aš turiu jau vis dabar ir sako greitai, dabar vesk. Tai va čia ir yra reikalas, kad dabar greitai, tai jeigu taip viskas būtų greitai, ar ne, tai, bet gatvėje tai tokių nebuvo. Nu, bent jau aš nesusitikęs, nežinau, gal kitiems sekasi labiau, bet tai, mes visuomet kalbam apie tą, vadinam tai kibernetinė higieną, bet tai nieko stebuklingo nėra. Tai tiesiog tie patys mūsų veiklos modeliai, kurie turėtų būti, tarsi, iš kasdienio realaus, pavadinkim, to gyvenimo perkelti į skaitmeninę erdvę. Tai ta skaitmeninė higiena, tai yra tai, ko mes vis dar nepasidarom. Tai jeigu vėlgi mes kalbėjom apie tą 1, 2, 3, 4, 5, 6, čia tas pats klausimas. Tai jeigu mes televizijoje, radijoje, reportažai eina ir apie tą patį kalbam, bet vis tiek kažkaip tai reiškia, kaip pirmauja tas slaptažodis, tai pirmauja tas slaptažodis. Tai čia, matyt, kiekvienam reikėtų paklausti savęs, tai ar man tikrai nerūpi, reiškia, o jeigu rūpi, tai ką aš galiu padaryti geriau. Tai jeigu išmeta iPhone'o tą pranešimą... Nespaus, Martynai, nereikia. Aš geriau paklausiu dėl TikToko, panaudoji kartais? Darbiniam nebegalim. O asmeninėme telefone? Aš prašau, kad man kiti žmonės geriausius TikTokus parodytų. Draudžiam TikToką Lietuvoje ar ne? Asmeninė nuomonė. Ne kaip dabar NKS vadovo direktorius. Kadangi tas reikalas sprendžiasi, reiškia, ir svarstom, ir oficialiais kanalais, ne, tai labai sunku atsakyti. Kartais reikia draudimų, nepaneigsim, ne, jeigu čia tas pats, kad jeigu važiuotumėm visi per raudoną šviesą, kas būtų, ar ne, tai kartais tokie draudimai veikia, vien tik tai draudimai be edukacijos, be to kritinio mąstymo įsidėjimo jie tikrai neveiks, nes to bet uždrausim TikToką, kaip raudona šviesa, taip, okei, viskas tvarkoja, ne, bet rytoj gali atsirasti kita platforma ir vėlgi spręsim, kokią jinai žalą atneš, gali atnešti potencialiai. Čia viskas priklauso nuo vertinimo tam tikrų momentų ir dėl tam tikros žalos. Viskas susiveda į rizikos vertinimą. Tai jeigu šiandien mes sutarėm, kad TikTokas kelia per didelę grėsmę, kad jau nebegalim toleruoti ir nebegalim laukti, kol sąmoningumas kažkoks tai visuomeniai užauks, ar organizacijoje vienoje užauks, tai organizacija ar valstybė tikrai gali priimti tokius sprendimus. Tai tiek, kad vien tik tai draudimai, kaip papildoma priemonė, taip, bet vien tik draudimus siūlyčiau nesifokusuoti. Tai šitie visi TikTokai, DeepSeekai, kiti kinų dalykai tikrai siurbia duomenis mano ir kažką jau daro su jais, naudoja. Jie visi siurbia. Absoliučiai visi. O siurblys mano kinietiškas? Galimai. Netyrėm, nežinom, bet iš tiesų visos programėlės
ar tai kinietiškos, ar tai nekinietiškos, jos visos naudoja duomenis. Kibernetinis saugumas jis toks paremtas labai geru principu, pasitikėjimo principu. Ir klausimas, ar pasitikit tais, kurie naudoja jūsų duomenis. Tai mes valstybėje jau esame, kaip valstybė pasakė, kad mes tam tikrom valstybėm nepasitikim, jeigu privatus piliečiai mano kitaip, turi kitą nuomonę, jie laisvi pasirinkti, jie laisvi naudotis savo asmeniniam reikmėm. Bet vėlgi, reikia atsiminti, ką jau kalbėjom pačioje pradžioje, kad aš esu dėkimo grandinės dalis. Tai išvadas darykitės patys. Aš tiesiog noriu tik tokį uždrausti. Ir net Lietuvos, Europos Sąjungos. Gal pakalbėsim ir jūsų noras kažkaip tai realizuosis, kas ten žino. Ne, man tai tiesiog absurdiškai atrodo, kai iš tiesų pagalvoju, kiek ten apie mus susirenka duomenų, ką mes mėgstam, kur mūsų dėmesys labiausiai yra nukreipiamas ir kiek mes ten išlaikom to dėmesio. Tiesiog prasėdi 2-3 valandas, gali tiesiog praskolinti, wow. Bet čia vėl kalbam apie tą patį dalyką, apie šiuo atveju ne apie kibernetinę higieną, apie skaitmeninę higieną. Ar ne? Tai mes turim sveiką santykį su technologijom. O čia kitas klausimas. Bet tai čia susiję dalykai ir mes galim, kuo daugiau laiko praleidžiam, ar ne, tuo mes daugiau apie save pasakojam kažkam tai. Ir ne tik komerciniais tikslais. Ne tik komerciniais tikslais, nes vėlgi iš tų pačių duomenų galima konstruotis jūsų veiklos modelis, galima konstruotis netgi ir tikslinės atakas, nukreiptas į labai konkrečius žmonės. Tai, kad ir prieš valstybę. Kad ir prieš valstybę. Čia vėlgi tas supratimas, tai aš nepažįstamam, ar aš pasakoju. Einu maksimui, ar nežinau, iki susitinku žmogų, kurio visai nepažįstu. Ir tada pasakoju viską iš eilės, man patinka tas, man patinka anas. Ar taip darot realiam gyvenime? Gal mažiau. Bet ir su ChatGPT bendraudamas negaliu visų savo paslapčių atskleisti. Ne, tai jūs galite viską. Darykit, tik tai supraskit, kokios gali būti pasiekmes. Bet jeigu aš mes visi laisvi. Jei parašysiu, prašau ir ačiū, kai bendrauju su ChatGPT, tai nepasinaudos. Ne, šito, va čia yra, tarp kitko, labai geras pavyzdys, ką mes iš realaus gyvenimo galim persikelti į erdvę, tą mandagumą, reiškia, ir taip. Net ir paskui, jeigu su ChatGPT bendrausim mandagiai, tai gal ir su žmonėm paskui prasim, reiškia, bendrauti, reiškia, mandagiau ar galvoti, ką sakom. Bet iš tiesų čia tas pats klausimas, tai kiek mes į ChatGPT atiduodam savo duomenų. Tai jeigu mes yra įvairūs modeliai, reikia suprasti, kaip tai veikia, ar ne? Tai jeigu mes savo norų atiduodam ChatGPT kažkokias tai savo komercinės paslaptis, pavyzdžiui, ar ne, savo asmens duomenis, tai nereikia stebėtis, kad jos gali kažkur tai nutekėti. Nes tiek ChatGPT, tiek tų dirbtinio intelektų modelių yra N+K. Visos technologijos turi savo pažeidžiamumų, visos jos turi galimybę būti nulaužtos ir neteisingą informaciją mums pateikti. Tai pagalvokim, ką mes ten dedam ir kodėl mes ten dedam. Na, o organizacijos, kurios leidžia pas save naudoti dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, ar ne, vėlgi jos turėtų, kaip ir su asmenų duomenim, tas pats, turėtų savo kolegam labai aiškias ribas nupiešti. Tai kada, kokiais atvejais mes naudojamės šiais naujais pajėgumais, šitom naujom technologijom. Antanai, kas jūs patį labiausiai veža jūsų darbe? Ar grįž pas savo komandą, persirent, užsimest kapišoną, visi su juodais džemperiais ir saulės akiniais, užklijuotos juostelės, lipnios juostos ant kamerų ir su savo komanda dirbti, ar kaipgi visgi tas darbas atrodo? Tai kibernetinis saugumas nėra vien tik tai, ne vien tik hakeriai. Mes turim puikią šaunią komandą, kur kaip ir krašto apsaugos ministerijai rūpinasi ir personalu, ir automobiliais, ir pirkimais, valymu, apsauga. Tai yra
gyva organizacija, kur vieni kitiem stengiamės padėti, būtent ir auginamės tą kultūrą, tiek bendradarbiavimo, tiek savininkiškumo, pagalbos vienas kitam, tam, kad mums visiems būtų ne tik smagu, bet ir efektyvu kartu dirbti. Tai tų su kapišonais turim, jie paprastai, aišku, ateina į darbą apsirengę normaliais rūbais, tam, kad nesuprastumėt nei kas jie, nei ką jie veikia, bet džemperių ir mes turim, tai jeigu poreikis yra, tai galim apsirengti. O kaip atrodo šiaip darbo diena pas jūs? Jūs turit trumpąją liniją, sakykime, tą karštąjį telefoną, kur gali kreiptis žmonės 1843. Kokių tų skambučių sulaukiama ir kaip padedama žmonėms, kurie paskambina? Ačiū už reklamą, labai gerai. Dabar ir tinklalaidės klausytojai žinos, kaip mus pasiekti. Super. Aš manau, kad mūsų darbas per daug nesiskiria nuo to, kaip įsivaizduojat, nežinau, ar bet kurios kitos įstaigos veiklą, kuri rūpinasi savo klientais, rūpinasi savo žmonėm, teikia jiems paslaugas. Tai tiek atsiliepiant į skambučius, ar organizuojant kibernetinio saugumo operacijas, ar tiesiog rekomendacijas teikiant, tai ta diena tokia pakankamai, aš sakyčiau, gal net šiek tiek, kaip kalbam apie kibernetinį saugumą ir kapišonus, ar ne, kartais mes per daug mistifikuojam. Tai žinokit, atrodo labai paprastai ir kur kas paprasčiau, negu daugelis atsiliepia. Daugelis galvoja. O skambučių iš tiesų visokių būna. Tiek susijusių su kibernetiniu saugumo incidentais, kur iš tikrųjų nutinka bėda ir tuomet kolegos jau žiūri, kuo gali padėti, ar turi informacijos apie panašias atakas, ar yra kažkokios tai jau kitų institucijų rekomendacijos, gal jau kažkas susidūrė su tom atakom, kad greičiau susidart. Iki skambučių pranešimų apie satelitus, kuriuos stebi. Aišku, mes savo veiklą esame, savo veikloje ir policijai pagelbstam, tai gaunam skambučių ir apie sukčiavimą, nors teoriškai turėtų važiuoti viskas tiesiai į policiją. Čia mes susikonstravom ant mūsų vienos platformos dėka, mes esame tokį vieną langelį susikūrę, kur keletas institucijų bendradarbiauja, bet kadangi tai mūsų langelis, tai gal dėl to visi natūraliai mums praneša, nors realiai visą informaciją važiuoja arba bent jau turėtų važiuoti į policiją, ryšių reguliavimo tarnybą, kiekvienam pagal kompetenciją. Koks įsimintiniausias incidentas yra įvykęs arba toks, kur rimtai, čia taip galėjo įvykti, jų tikriausiai kiekvieną dieną tais išviliojimais pinigų atsitinka, bet nežinau, kažkoks, ar savo dydžio prasme? Gal, sakykime, neįvardinant nieko per daug, kad niekas nesuprastų. Gal yra tokių incidentų, žinot, kurie tikrai paverčia mąstyti rimtai, atrodo, tai jūsų kasdienis darbas. Rimtai, čia kai tas... Aišku, visi mes turime iššūkių, bet ir tas, kai būna batsiuvys be batų, tai gal tas labiausiai nuvilia. Nors matom, kad tai būna ir žinom, kad tai būna, niekam čia nėra paslaptis, ar ne, bet iš tos serijos tikrai, kai atrodo, kai tie, kurie jau žino, apie ką kalba ir turėtų daryti tai, ką kalba, ir vis tiek incidentas parodo, kad žodžiai skiriasi nuo darbų, tada yra liūdniausia. Ir piktis irgi jaučiu. Gera žinia ta, kad jie patenka tarp tų 1500 organizacijų, tai rasim būdų jiems pagelbėti, kaip susitvarkyti. Baudos lauks? Ne, tai nebūtinai baudos. Baudos aš visiems jau kai kalbėjom apie, kaip priminėjom kibernetinio saugumo įstatymą, tai reikia pasistengti, kad tą baudą gautum. Yra visai eilė priemonių, kurios pagelbsti, reiškia, ir mes į tai fokusuojamės, kurios pagelbsti susitvarkyti. Bet jeigu visiškai nerasim bendros kalbos, tai jau tik tai tada.
Tai jau tik tai tada, bet čia jau, sakau, čia jau reikės pasistengti, kad tas baudos gauti. O kokie dabar trendai yra tie kibernetinių atakų incidentų, ko dabar labiausiai reikia saugotis? Tie didosai, phishingai, spoofingai, malware'ai, ransomware'ai, kurie dažniau... Viskas, ką išvardinot. Iš tikrųjų, viskas, ką išvardinot. Tai mes dabar prieš gerą mėnesį išleidom ir nacionalinę kibernetinio saugumo ataskaitą. Na ir ten, kaip ten bebūtų keista, nekeista, phishingas figuruoja aukščiausiam lygmenį. Žinoma, bendruoju, reiškia, pasauliniu mastu yra gal kiek apmažėjęs, nes kibernetinius nusikaltėlius policija vis tik tai gaudo ir tos bendros operacijos, kaip būna uždaryti keli centrai, reiškia, iš kur tas phishingas pareina, tai tas padeda. Bet Lietuvoje mes tai vis dar aktualu. Ir tas nuorodų paspaudimas ir ypatingai su kuo ir policija, ir bankai kovoja, tai tas investicinis vadinamas sukčiavimas, ar ne, kuomet pažadami aukso kalnai, ar tai kriptovaliutose, ar tai tiesiog investuoti į kažkokius tai produktus, plus tos technikos, sakykime, jos iš esmės tos pačios, bet šiek tiek modernėja. Tai pasitelkiant naujas technologijas, imituojamas koks nors žinomas žmogus, kuris lyg tai kviečia investuoti, nes jis pats investavo, bet tai, kaip sakyt, vėlgi čia to kritinio mąstymo dalis, ar jau daug ten tų žinomų žmonių, kaip sakyt, užsima tikrai tą veiklą, kurią kaip sakyt, mes matom būktai ten kokiam nors žiniasklaidos priemonėse, kaip reklamą iššokančią. Tai vėlgi, įsivaizduokit tokią situaciją, jeigu, nežinau, krašto apsaugos ministrė atsirastų, reiškia... Investuokit į Nigerijos. Ir pakviestų investuoti į draudimą, kad ir į gynybos pramonę, ar ne? Tai jeigu tai nėra kažkoks oficialus pranešimas, jeigu tai oficialiai neiškomunikuota, bet tiesiog kažkur radom, kažkur kamputį. Ir vėl grįžtam prie kritinio mąstymo. Būtent, tai nuskanuoja QR kodas ant stulpo. Ar ne, nuskanuojam QR kodą ant stulpo ir ten krašto apsaugos ministrė kviečia investuoti. Tikrai? Tai kad ir gynybos pramonė, į dronus, remti Šaulių sąjungai. Tai, gal nežinau, kad aš neinvestuosiu, nežinau kaip jūs, bet aš susilaikysiu. Kas keičiausiai yra kibernetikai pasaulyje šalių atžvilgių? Blogiečiai ir geriečiai iš mūsų sąjungininkų įmanoma būtų išskirti tas valstybės? Jūs žinot, turim daug, tikrai daug tų geriečių. Tai šalimis netgi sunku pasakyti, kurios... Nes konkurencija tai labai didelė, ypatingai kibernetiniam saugume šalis stengiasi vieną kitą pralenkti tiek indeksuose, tiek realiuose pajėgumuose. Tai visi turi tų užslėptų talentų, kurių nedemonstruoja. Gera žinia ta, kad didelės dalies kontaktus turim ir mes jų, o jie turi mūsų, žinom. O Lietuva gerai atrodo? Bendrai tam globaliame ar Europos kontekstus, tiek ir pratybos įvairios būna, kartu bendraujat, žiūrit, matuojatės, kurie čia geresni, kurie užpuls, kurie apsigins? Taip, žinokit, Lietuva pakankamai gerai atrodo ir dabar turėjom tų pratybų, kur ne tik kur kibernetinio saugumo centras organizuoja, bet ir kur Lietuvos kariuomenė organizuoja. Tai visai neblogai mes atrodom ir partneriai patenkinti. Kartais nepasiseka, būna, turėjome pastarąsias tokias pratybas dėl nesusijusio incidento, kur baudą gavom ir tada kaip ir pratybos, kaip jau nurašėm, bet jeigu be tos baudos, tai visai gerai. O kalbant apie blogiečius ir jų tas didžiausias atakas, kokias sistemas Lietuvoje jie dažniausiai taikosi nulaužti? Visas.
kur tai gali gauti pinigų į reikšmingų duomenų, tai visur nori prieiti, priklausomai nuo jų tikslų. Tai jeigu tai yra priešiškos valstybės, tai jiems gal labiausiai įdomu mūsų valstybės duomenys, kaip valstybė veikia. Jeigu tai yra finansiniai nusikaltėliai, tai natūralu, kad jie taikosi į sistemas, kur finansai padėti, arba taikosi tiesiog paveikti tas sistemas, tuos duomenys, kad galėtų kaip išpirka gauti tam tikras pinigų sumą. Aš nežinau, ar galėsite atskleisti, man įdomu, kai vyksta tyrimai, ten, sakykime, FNTT ar panašiai, bet kokie šiaip tyrimai, kad ir policijos, jie nebūtinai iš karto pamato, kad kažkas yra blogai, ir jie iš karto pričiumpa ir bando išspręsti problemą. Jeigu veikia gaujoj, kažkokiam tinkle, nori pasižiūrėti, kaip jie veikia ir geriau paaukos kažkokį incidentą, kažkas įvyks ir tada turėsi daugiau duomenų, dar didesnę problemą išspręsti, užkardyti tas nelegalias veiklas. Jūs panašiais būna, kad remiaties tokią taktiką, ar daugiau pamatom čia ir dabar, nes galim prisižaisti? Paprastai, tai kai jūs pasakojate, tai kai jūs pasakojate, tai yra tokių kriminalinių nusikaltimų tyrimo metodologijos gal. Bet mes tengiamės kuo greičiau išspręsti. Taip, gal ten jisai būtų įdomu panaršyti, pažiūrėti, kaip ten kas kur veikia, bet čia jau ne mūsų daržas. Mūsų tikslas, kad kuo greičiau tie mūsų klientai ar tiesiog paprasti žmonės galėtų atstatyti savo paslaugas, kad jie kuo greičiau atgautų savo pinigus, duomenis, tai mes į tuos slaptus tyrimus nesifokusuojam. Ir jūs nedarot atribucijos, bet jūs matot, iš kokių šalių ateina tie blogi dalykai. Šiandien atribucija nėra mūsų klausimas, o rytoj dar reikia susitarti. Nes tai tiesiog tai yra to paties grėsmių paveikslo sudedamoji dalis. Ir ką mes bandom jau kuris laikas, jau pradėjom ir tą tęsim, tai susikonstruoti tokį kaip ir bendradarbiavimo pagrindų tarp institucijų, tokį nacionalinį grėsmių, kibernetinių grėsmių vertinimo padalinuką, kur dirbtų tiek žvalgybos institucijos, tiek kariuomenė, tiek kriminalinės policijos kolegos, tiek mes, natūralu, ir kad mes gebėtumėm pateikti visų institucijų matymų vieningą grėsmių paveikslą. APT. Antanai, pabaigai labai trumpai, kiek pačio kadencija trunka direktoriaus? Turėtų 5 metus. Turėtų 5 metus. Tvarkoj. Po 5 metų susitinkam, kur norėtumėt būti labiausiai pasistumėję į priekį? Vizija ar misija, kaip įsivaizduoja ten kas? Tai čia labai gerai paklausėte apie, lyg žinodami, kad mes praeitais metais kaip tik susikonstravom viziją, misiją, persižiūrėjom, tai iš tiesų būtų gerai, kad galbūt mes jau būtumėm bent iš dalies pasiekę savo tikslus ir tai yra įgalinę kiekvieną iš mūsų, ar tai būtų organizacija, ar tai būtų privatus asmuo, pasirūpinti savimi, kolega, kaimynų ir kartu valstybę. Tai įkvėpti, įgalinti, susitvarkyti kibernetinę saugą pas save. Na, o mes būsime visuomet šalia su pagalba, su patarimais ir jei reikės aktyviais veiksmais. Nu, tai mes su Martinu tada einam keisti savo slaptažodžių, o jūs paleisim. Aš galiu, pasakykit man slaptažodį, aš pakeisiu. Galima ir tai būtų? Tai drąsiai. Aš galiu dar vieną greitą klausimą programuotojų vardu, žmonių, kurie gal norėtų prisijungti prie jūsų nuostabaus kolektyvo. Kaip reikia persikvalifikuoti į kibernetinio saugumo specialistą, jeigu esi ar vienas dalykas tiesiog kažkur kitoj srityje, arba esi programuotojas dirbantis privačiam sektoriui, frontendas, backendas, kažkas, kaip patapti kibernetinio saugumo žmogum? Yra begalė, žinokit, kursų, sertifikatų, tarptautinių,
kokiu tik norit. Ir universitetai rengia kibernetinio saugumo specialistai, tų galimybių tikrai yra. Bet bent jau mūsų centrui reikia ne vien tik grinai tos siaurąją prasme kibernetinio saugumo specialistų, bet reikia ir programuotojų, kurie suprogramuos ir backendų, ir frontendų, ir webo specialistų, ir komunikacijos specialistų. Kaip sakiau, mes esam toks visavertė, pilna apimtim organizacija, kurioje žmonių reikia mums nuo A iki Z. Tai ne vien tik grinai siaurąją prasme, nes kibernetinis saugumas jau seniai nebėra vien tik tai grėsmės, vien tik tai, kaip sakyt, tų juodųjų ar baltųjų hakerių klausimas. Jis apima mūsų pilną gyvenimo spektrą. Tai nuo veiklos tęstinumo iki rizikų vertinimo, mokymų kolegų, visi gali tikrai būti naudingi, dirbdami kibernetinio saugumo srityje, ar konstruodami produktus, ar mokymus organizuodami, ar juos vesdami. Tai einam dabar atsidarysime. Einam, pasikeisim. Pažiūrėsim, kokie darbas. O tai gal duokit telefoną, aš pakeisiu. Ne, mes patys einam, nepasitikim čia gatvėje sutiktai žmonė. Išmokom kažką šiandien. Viso laimingai, ačiū labai. Ačiū.